mokyklos auklėtiniai ir Žydrūnas Jurgutis su kamoliu kol kas be keitimo žaidžiantis, be jo aikštėje Paulius Šakinis, kuris dabar metė iš po krepšio ir privertė prasižengti varžovą. Dainius Katkevičius, Mantas Montvila ir Aurimas Šeimys. Na, o Vilniečių penkete Kajus Okmanas, 8 numeris Lukas Motejūnas, 11 Rytis Pipiras, 12 Norbertas Giga, na ir 14 numeris Martinas Bedulskiai. Nepavyks antrojų bandymų pelnyti taškų, tačiau leidžia pakartoti arbitrai tą antrąjį metimą. Na ir dabar viskas jau gerai. 2 taškai, kuriuos baudų metimais sumetė Paulius Šakinis, 6 jo taškai ir jis rezultatyviausias savo komandoje. Varžovų gretose arba Vilniečių gretose rezultatyviausias yra Žygimantas Uselis. 8 taškai ir 4 atkovoti kamuoliai. Iš tiesų puikus pirmasis kėlinys. Galimybė Vilniaus komandai ir dabar išlyginti, o gal net ir persverti rezultatą. Kajus Okmanas meta labai netiksliai. Netgi pats šypsosi krepšininkas po šio netikslaus metimo. Svarbiausia, kad atsirado komandos draugų, kurie pagelbėtų ir kurie atkovotų kamuolį. Norbertas Giga. 7 atkovoti kamuoliai vos per 10,5 minutės. Galvojo kamuolys, galvojo ir nusprendė įkristi krepšį. 24-23. Antrasis mėginimas taip pat tikslus 24-24. Ir su kamuoliu klaipėdiečiai, kurie galbūt ir dažniau pirmauja už savo varžovus, tačiau ta persvara būna tik 2 taškeliai. Galimybė išmesti kamuolį iš toli tą ir daro Šeimys. Nepataiko, o vėl kovoje dėl kamuolio greitesni ir Vilniečiai. Na, ūgių tikrai lenkia varžovus Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtiniai. Čia pražanga, kuri fiksuojama 14 numeriui Martinui Bedulskiui. Jo antroji asmeninė pražanga ir antroji Vilniečių pražanga antrajame ketvirtyje. Tik minutė prabėgo nuo antrojo kėlinio pradžios, tačiau antrasis nuo pirmojo kėlinio pirmiausiai ir skiriasi tuo, kad pražangų per jį yra gerokai daugiau. Keli klaidinami judesiai, nusprendžia mesti Mantas Montvila, tačiau ir vėl nepataiko. Nesiseka įmesti gerų metimų jam, nesiseka įmesti gerų metimų ir jo komandos draugams. Kita vertus, absoliuti lygybė, tad kalbėti apie sėkmę ar nesėkmę šiose rungtynėse kol kas tikrai nelaikas. Gražus prasiveržimas ir Brazauskas išprovokuoja Paulių Šakinį prasižengti 3 kartą. Na štai ir pirmoji problema. Gytis Brazauskas stos prie baudų metimo linijos. Na, o keitimas klaipėdiečių gretose. Justas Grikštas grįžta į aikštę vietoje 3 kart prasižengusio komandos draugo. Na, o Gytis Brazauskas turi galimybę pelnyti pirmuosius taškus šiose rungtynėse. Pataiko jis pirmąjį baudos metimą ir tampa 6-uoju Vilniaus krepšinio mokyklos žaidėjų šiandien pelniusių bent tašką. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus ir vėl po ilgesnės pertraukos Vilniečiai įsiveržė į priekį 26-24. Galimybė klaipėdiečiams išlyginti arba net persverti rezultatą. Be keitimų žaidžiantis Jurgutis, jo perdavimas į dešinę ir netikslus metimas. Atkovoja kamuolį ir sėkmingai sužaidžia Justas Grikštas. Jo 6 taškas ir jis paveja Paulių Šakinį, pelniusi 6 taškus. Na, kol kas nėra tokio ryškaus lyderio kaip vakar vykusiose rungtynėse Klaipėdos komandoje. 5 krepšininkai yra pelnę nuo 4 iki 6 taškų. Įspūdingas Motejūno prasiveržimas ir
Labai gražus metimas iš po krepšio. 28-26 ir toliau rezultatyvus susitikimas šiandien. Jurgutis per varžovo iškeltas rankas metimas ir vėl 2 taškai. Štai jums ir rezultatyviausias krepšininkas Klaipėdos komandoje. Jurgutis jau pelnė 7 taškus bei turbūt kokį 7 ar 8 kartą šiose rungtynėse išlygina rezultatą. Reikia galvoti apie atakos pabaigą. Kajus Okmanas, 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Klysta Okmanas ir po to iškart prasižengia. Na ir vėl pyksta. Natūralu, kad pyksta Vilniaus krepšinio mokyklos treneris dėl šios apykvailės klaidos, kurie atidavė kamuolį klaipėdiečiams. Jų gretose dar vienas keitimas. Dovydas Burneika aikštėje. Na ir šis krepšininkas, dabar bandau prisiminti, tačiau vakar berods iš vis nežaidė. Jurgutis iki galo. Vėl 2 taškai. Na ir tai reikėjo pasakyti, kad nėra krepšininko išsiskiriančio rezultatyvumu. Iškart Jurgutis pelnė 4 taškus bei leidžia savo komandai dar kartą pirmauti. Aktyvus ir puolime, ir gynyboje Žydrūnas Jurgutis. Jo asmeninė pražanga ir 2 baudų metimai. Taip, netgi metimo metu buvo prasižengta, taip nusprendė teisėjai. Na, o Kajus Okmanas šiandien jau pataikęs 2 baudas iš 2 bandymų. Pataiko ir 3 kartą iš šios distancijos. Pataiko ir 4. 30-30. Net nežinau, ar verta kartotis, kad rezultatas ir vėl lygus. Tiesiog dėsnis šių rungtynių yra toks, kad nelygų būti negali. Mantas Montvila trumpai pavadovavo komandos žaidimui. Haroldas Apriekinas iš vidutinio nuotolio meta netiksliai, atkovoja kamuolį Vilniaus krepšinio mokyklos krepšininkai. Na ir ištampė, visai neblogai ištampė varžovų gynybą, tačiau nesugeba išmesti laisvi. Vėl šansas klaipėdiečiams. Po krepšių gauna kamuolį ir naudojasi tuo Burneika. Jo metimas pirmas šiose rungtynėse. Ir pirmojų bandymų renka taškus. Burneika 32-30. Beveik pusantro kėlinio sužaista šiame susitikime. Vilniaus krepšinio mokyklos žaidėjas Kajus Okmanas veržiasi, o jam netaisyklingai užtvarą stato Žygimantas Uselis. Pelnęs 8 taškus ir atkovojęs kamuolį. Ne kamuolį, o atkovojęs 4 kamuolius. Taigi 2 naudingiausi krepšininkai Vilniaus krepšinio mokykloje yra Giga ir Uselis. Gigos šiuo metu aikštėje nėra. Na, o klaipėdiečių dar viena ataka nesėkminga. Ir šansas Vilniečiams. Perdavimas po krepšių. Gražiai dabar perima į dešinę ranką kamuolį Žygimantas Uselis ir jo 10-asis taškas šiame susitikime. Puikus pasirodymas, puikus žaidimas ir svarbiausia, kad tai komandai leidžia eilinį kartą išlyginti rezultatą. Ginčo kamuolys. Tokį sprendimą priima arbitrai. Norbertas Giga grįžta į aikštę, na, o pagal eiliškumo principą dabar ginčo kamuolys yra atiduodamas Vilniaus komandai. Kajus Okmanas ir toliau jis į žaidėjo vaidmenį atiduoda kamuolį Tomašui Romanovskiui, pradėjusiam šias rungtynes. Bus galimybė atakuoti ar ne. Romanovskis meta, nepataiko, kamuolį nusiima Klaipėdos 13 numeris Justas Grikštas. Na ir koks prasiveržimas, kokie taškai. Mantas Montvila, pirmieji jo 2 taškai bei dar kart komanda išvesta į priekį 34-32. O trečią kart prasižengia
Martinas Bedulskis. Kągi, 2 krepšininkai Vilniaus krepšinio mokykloje jau yra pažeidę taisyklės po 3 kartus. Nuo baudų metimo linijos tikslus Montvila ir 3.1 atakos metu bei po labai ilgos pertraukos įgytas 3 taškų pranašumas. Vilniečių kontraišpuolis bei metimas iš po krepšio. Brazausko 4. taškas, 34-35 švelnina iki minimumo dabar atsilikimą Vilniečiai bei su kamuoliu Klaipėdos Vlado Knaščiaus mokyklos auklėtiniai. Ant suolo yra atsisėdęs pirmą kartą šiose rungtynėse Žydrūnas Jurgutis, tačiau pasėdėjo vos minutę ir treneris jau pasiruošęs grąžinti jį į aikštę. Nepasinaudojo, super proga Martinas Bedulskis. Nepasinaudojo. Haroldas Saprikinas sužingsniuoja, ir kaip vakar nesisekė jam žaisti, taip nesiseka ir šiandien. Nors pelnyti 5 taškai, nors atkovoti 5 kamuoliai, tačiau iš to, koks aktyvus yra šis žaidėjas, be jokios abejonės tų pelnytų taškų statistika galėtų būti ir dar geresnė. Okmanas atiduoda kamuolį atgal Romanovskiui, ir dabar Jasonis. Atsiprašau, tas pats Okmanas gauna kamuolį, į dešinę atiduotas jis, ir pražanga 4. numeriui. Žydrūnas Jurgutis prasižengė 2 kartą, o prie baudų metimo linijos tos Norbertas Giga nepataiko jis pirmojų bandymų. Kol kas Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtiniai fantastiškai metė baudas. Iki šio prametimo buvo sumesti net 12 kartų metimai, o dabar pirmasis ir antrasis netikslus bandymai. Haroldas Saprikinas vos nepraranda kamulio, po to vos nepraranda kamulio ir jo komandos draugas 13 numeris, kurio rankose dabar kamuolys, Justas Grikštas. Keturioliktasis numeris Martinas Bedulskis prasižengė 4. kartą ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Vilniaus. Didžiausia persvara klaipėdiečiai turėjo 3 taškų, Vilniečiai turėjo 2 taškų persvarą. Čia Haroldas Saprikinas, atmestas kamuolys, laisvas iš toli meta ir pataiko Žydrūnas Jurgutis. Štai jums ir didžiausia klaipėdiečių persvara šiose rungtynėse, o Jurgučio sąskaitoje 12 pelnytų taškų ir jis yra rezultatyviausias tarp abiejų komandų. Romanovskis meta ir ne pirmą kartą meta taip netiksliai. Kamuolys net neliečia lanko. Ir vėl jis atitenka Klaipėdos ekipai. Klausimas, kiek ilgai Jurgutis Saprikinas galės žaisti tokiu tempu. Visgi labai gražus blokas. Visgi labai aukštas sparta žaidžia klaipėdiečiai. Ir tarkim, Jurgutis jau dabar aikštėje yra praleidęs 15 minučių, Saprikinas 14. Galbūt šie 2 krepšininkai ir išsiskiria pagal sužaistą laiką. 41-34. Kaip nieko nedavė Vilniaus krepšininkams minutės pertraukėlę, kurios jie prašė, ir maža to. Klaidos, Saprikinas laisvas iš toli, dar kartą 3 taškai ir įspūdinga serija, kurią dabar žaidžia Klaipėdos auklėtiniai. 10 taškų skirtumas. Neįtikėtina, ką sugebėjo padaryti dabar klaipėdiečiai. Laimėję seriją net 9-0. O pražango, pagaliau nutraukti tą ilgą taškų badą. Daugiau nei 3 minutės, nei taško nėra įmetę Vilniečiai. Čia
Saprikinas, Jurgutis, laisvas, meta iš toli, 3 taškai. 15 Žydrūno Jurgučio taškas ir pagrindinis komandos